Šį savaitgalį toliau tęsiasi Manijos moksleivių krepšinio lygos finalo ketvertai. Kaune kovėsi 4 geriausios jaunučių vaikinų B, gimusių 1997 metais krepšinio čempionato Manija komandos. Dar vieną titulą šį sezoną į savo sąskaitą įsirašė Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija. Gintaro Pociaus treniruojama Čili komanda finale 55-51 palaužė Klaipėdos Vlado Knačiaus krepšinio mokyklos B Auto Shipping jaunuosius krepšininkus. Rungtynes geriau pradėjo klaipėdiečiai, kurie po pirmojo kėlinio pirmavo 6 taškais. Antrajame kėlinyje komandos kovėsi lygiai, tačiau sėkmingiau sužaista viena ketvirčio atkarpa leido Marčiulioniukams sumažinti atsilikimą iki 3 taškų. Trečiajame kėlinyje sąlygas jau diktavo Marčiulionio akademijos 15-mečiai. Sostinės atstovai sugebėjo ne tik išlyginti rezultatą, tačiau ir išsiveržė į priekį 4 taškais. Čempionas sprendėsi 4-ajame kėlinyje, kuriame komandos skiria daugiau dėmesio gynybai nei puolimui. Likus 3 sekundėms klaipėdietis Jonas Takeliūnas pataikė pirmą baudą ir sumažino atsilikimą iki 2 taškų. Antrąją baudą Vlado Knašiaus mokyklos auklėtiniai prametė tyčia, tačiau nesėkmingai. Ir Nedas Matulionis 2 taikliais baudų metimais užtvirtino pergalę. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 21 tašką pelnęs ir 10 kamuolių sugriebęs Mykolas Dieninis. 14 taškų surinko ir 7 rezultatyvius perdavimus atliko Jokūbas Švambaris. Klaipėdiečių gretose 21 tašką surinko Matas Andriuškevičius, 10 pridėjo Tadas Sidekerskis. Kaip euforija, kaip galim jaustis čempionai. Kaip galvojat, kas šiandien lėmė jūsų pergalę? Nežinau, komandos sutelkimas, trenerio nurodymai. Susikaupėm iš pradžių, biškį paleidom, paskui atmetėm tos taškus visus. Pasitikėjom vienas kitais. Nedaug trūko, kad galėjo ir kitaip baigtis, ne? Be abejo, visą laiką su ta Klaipėdos komanda tai būna sunku, bet kaip visą laiką mes laimėjom, pasisekė. Mūsų naudingiausias komandos žaidėjas Gintaras Pocius, treneris. Šiandien pats bėgai pirmas apkabinti trenerį, mačiau, kaip padėka jam, ne? Aišku, pirma padėka vis tiek. Daug jėgų atidavė, daug vargo sudėjo mus, tai kaip galima nedėkoti, čia ir taip aišku. Iš tikrųjų, abidvi komandos, tiek Klaipėda, tiek mūsų komanda yra vienodo lygio. Aš labai džiaugiuosi savo vaikinais. Aišku, matėsi pradžiai įtampa, vis dėlto tai yra finalas. Galbūt atsakyčiau taip, šiandien sėkmė mūsų lydėjo. Norėjusi kažkada tai laimėti, vis laikiau 3 iš eilės finalas, su Marčiulionis yra žaidžiamas, norėjau jiems įkasti, bet nesigavo. Bet iš tikrųjų labai noriu padėkoti vaikam, kurie kovojo ir buvo ant galo ašarų visko, bet tikrai įrodėm, kad galim žaisti su jais, pritrūko kažko, tai tikėkime, kad per kitus paskutinius metus pasieksim tą pergalę ir būsim pirmi. Padėkoti, aišku, aš norėčiau mūsų vaikų tėveliam, kurių buvo labai gausus būrys, suvažiavo labai daug. Tėveliai, močiutės, seneliai, broliukai, sesutės jų buvo labai daug ir jų palaikymas buvo labai didelis, labai jiems dėkui. Trečiąją vietą iškovojo Kauno Tornado krepšinio mokyklos Novako komandos jaunieji krepšininkai. Jie mūšė dėl bronzos medalių po pratęsimo 70-66 įveikė aikštės šeimininkus Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai krepšininkus. Nugalėtojus į priekį vedė 35 taškus pelnęs, 17 kamuolių atkovojęs ir 4 rezultatyvius perdavimus atlikęs Justas Klimavičius. Aisčių komandoje 19 taškų surinko Martynas Varnas. Pirmąją finalo ketverto dieną pusfinaliuose Marčiulioniukai 85-78 įveikė Tornado krepšinio mokyklą, o klaipėdiečiai 90-60 nepaliko vilčių Aisčiams.